Treneri 3 kėlinius komanda žaidė visai neblogai, didžiąją laiką dalį pravaut, kas nutiko ketvirtąjį? Aš manau, mes eilinį sykį vėl nesutarkėm su gynybai. Eilinį sykį ir gynyba 1-1. Jeigu Janišis sugeba aplošti mūsų didelius, tai nežinau, tai vis dėlto šiandien Janišis tikrai gerai atrodė momentais. O mūsų dideli tikrai nesugebėjo jį sustabdyti. Beveik visą ketvirtą kėlinį prasidėjo du rezultatyviausi žaidėjai iki tol. Kieža ir Maceina, kodėl jų neleido aikštelę. Leimūną. Aš galiu pasakyti dėl ko. Dėl to, kad eigoj. Aurimas šiandien buvo toks momentas, kai jis tikrai nesugebėjo apsidengti gydros ir paprasčiausiai dėl to neleido. Šiandien buvo daug tokių epizodų, kai atrodo derinys pavykdavo ir žaidėjas išeidavo į gerą poziciją, tačiau metimai skriedavo pro šalį. Čia renginės nuotaikos atostogų pasekmė. Aš manau, mes išmetėm labai daug metimų iš tikrųjų, 2 taškių, bet pataikymo procentas, man atrodo, 43, man atrodo. Tai aš manau, kad biškiai atsiliepė tas dalykas. 3 taškai prieš atsakomąją dvikovą. Turbūt nėra daug ir jūs turėtų lyg ir iš dalies tenkinti šitą rezultatą. Tenkina pergalė, o iš tikrųjų tai varžybos yra, čia vyksta iš 2 varžybų, aš manau, mes tenksimės atlošti tos 3 taškus.